nepatikėsit, bet prasidėjo viskas nuo to, kad anksčiau labai mėgdavau pati fotografuotis. Buvau iš tų merginų, kuri fotografavosi visur ir visada. Paskui atsirado šeima, vaikučiai ir tas mano dalykas nuėjo į šoną. Ir visos tos fotografijos neįsipildžiusios svajonės liko svajonėmis. Ir dabar kas kart, kai fotografuoju nuotrauką, aš matau save ten, prieš objektyvą ir fotografuoju jas taip, kaip norėčiau, kad mane fotografuotų. Tiesiog išpildau savo svajonės, kas kart vestuvėse. Iš tikrųjų, į nuotrauką žiūriu kaip į stebuklą. Ir kiekviena iš jų man yra be galo graži. Aš pamatau iš karto, kaip aš fotografuosiu. Jau galiu nujausti, kaip jie atrodys kadre. Ir negaliu pasakyti, koks mano klientas, nes kiekvieną kartą sporos labai skirtingos. Ir nuotaikos skirtingos. Vienos yra kuklios, romantiškos, kitos yra įstringos ir labai energingos. Jaunieji, kurie sako, kad nemoka fotografuotis ir taip toliau, dažniausiai tai yra dar gražiau negu, kaip nedažniausiai, bet labai dažnai. Tas jų kuklumas ir ta emocija, tas drovėjimas labai gražiai pasirodo kamera. Ta prasme, labai tos nuotraukos gaunasi ypatingos ir tas nemokėjimas pozuoti, kad kartais yra labai žavus. Manau, kad mano nuotraukos yra labai jausmingos. Bandau parodyti tą visą virpėjimą tą dieną. Labai svarbus prisilietimai. Ir noriu, kad mano jaunieji po daugelį metų, kai prisilietimai taps kasdienybė, kai jie gyvens ir galbūt pamirš, kas tai yra. Noriu, kad pamatydama mano nuotraukas, jie prisimintų tos pirmus momentus, kai jie sutiko ir kaip pirmą kartą susiėmė už rankos ir tos pirmus prisilietimus, kurie yra be galo reikšmingi.